Ulfas ir povandeninis miestas. Jei dar nepažįstate Ulfo Mulfo, galimos tik dvi pačios blogiausia pasaulyje priežastis. Jūsų raketa sugedo, likote mėnulyje ir esate priversti liūdnai mojuoti apačioje kabančiai planetai, negalėdami grįžti. Arba taip niekada ir nebuvote užsukę į Ulfopotamiją. Antraip, apie šį išdaigininką jau būtumėte tikrai girdėję. Apie stebuklingąjį skustuvą, netikėtai užaugusią barzdą, apie keliones, nuotykius, patirtus ieškant būdo įveikti kerus, kamuolių, žaidžiančius medžius, pomiškį, zefyrų plantaciją, garvežiukų pievą, leopardinę, kardžuvę, barzdaskučių plėšikų ordą, kūjagalvių erelių ir kardadančių grifų valdas. Leiskite atsikvėpti. Aibę keiščiausių nutikimų lydėjusi viso žygio metu. Bet viskas turi pabaigą. Kelionės, kaip matote, taip pat. O paskui išsenka ir aplinkybių dėmesys, kaip skanus ledai vaflinėme indelėje. Taip nutiko ir Ulfui, nespėjus pasimėgauti šlove ir garbingais titulais. Miestelėnai vėl kibo į darbus ir berniūkščiai nenorimis teko grįžti į kasdienybę. Gerai, kad bent jau į mokyklą nereikėjo. Prasidėjo vasaros atostogos. Kurį laiką Ulfas dar tampėsi su savimi mero įteiktą pasaulio atradėjų medalį ir diplomu už pasiekimus kelionių srityje puikavosi visiems, kurie tik užsukdavo į svečius. Bet greitai visa tai pabodo. Triukšmas nurimo, o vasaros pramogos ir linksmybės padėjo užsimiršti. Kaip pasikeitė gyvenimas Ulfopotamijoje? Negi viskas liko taip, kaip buvę? Ką jūs, Ulfopotamo išlauža populiarumu netruko pranokti paslaptingojo atvykėlių muziejaus. Poilsiautojų priskrisdavo tiek, kad oro balionų, taksi, pieva iš viršaus atrodė lyg pridygusi milžiniškų pienių. Mero pavedimu piktžolės, dilgėlės ir kramtažolės buvo išrautos, dirva išpurenta ir apsėta žole. Užtai aplink gausiai prižėlė užkandžių ir vaisvandenių kioskų, ledų, cukraus vatos vežimėlių, žaislų ir suvenyrų krautuvėlių. Galėjai įsigyti visko, nuo žemės siekiančių barzdų kaukių baliui iki leopardinę, dyglę nugarę, kardžuvę vaizduojančių balionų. Aplink viskas paprasčiausiai atgijo, o berniukui toks dėmesys glostė širdį. Anksčiau Ulfas be abejo būtų užrietęs nosį, bet grįžęs po ilgų klajonių suprato, kad puikybė klastingas priešas, reikia jos saugoti ir vengti. Išlauža buvo dailiai išgenėta, o transporto inžinieriai iki milžiniškų medžių nutęsė geležinkeliai. Juo kasdien smagiai bildėdavo garvežio traukiamas traukinukas, vos suspėjantis vežti kirbines smalsuolių, trokštančių išvysti Ulfo Mulfo istoriją gyvai. Drąsiausiai leisdavosi į ekskursijas po išvirkščią pomiškio pasaulį, o kiti iš tolo stebėdavo tingiai siūbuojančius milžiniškus medžius. Retkarčiais kas nors pamatydavo, kaip pačiupę užsižiopsojusi zuikelį medžiai mėgina įkalbėti teisėją ąžuolą pažaisti kamuoliu. Tačiau taip nutikdavo labai retai. Atsirado ir tokių, kurie suvilioti pasakojimo apie milžinišką zefyrų lauką išdrįso kirsti kūjagalvių erelių bei kardadančių grifų valdas ir iš pomiškio nuskriejo tiesiai ten. Tačiau, kaip jiems baigėsi, nežino niekas. Atgal smaližiai tikrai nebegrįžo. Gal liko dirbti dykūno valdose, o gal pasiklydo garvežiukų pievoje, o gal dar blogiau susidūrė su pačia žveržuve. O kol vasarą lepino šiluma, Ulfisipės vanduo švelniai likatino uodegą niurkė smėlėtą paplūdimio krantą ir dangus priminė skaidrų ledo gabalėlį limonado stiklinėje. Ulfas su draugais šėlo taip,
kad nuo jų juoko skambėjo visas miestas. Ulfo potamiečiai priekaištingai nužvelgdavo vaikus. Girdi, kas per siaubingas klegesys. Užtat per dienas turškenėsi vandenyje, kirtė šokoladu aplietus vaflius ir žaidė triukšmingus žaidimus, galėtų daržuose ravėti piktžolės. Taip miestui būtų bent šiokia tokia nauda. Bet nedrįso tituluotam berniukui tarti griežtesnio žodžio. Būtų baisiai nemandagu, o Ulfas naudojosi proga pasiausti. Rytais draugų ketveriukė, tai yra Ulfas, narsioji Nailė bei kiemo draugai pasišiaušėlis padauža Niklas ir pedantas, mama Barsija išsitepsiu kabutėse Drakas, prašniokšdavo miestu kaip didysis siaubingasis uraganas, dangaus ir žemės maišytojas. Lodydami apsnūdusius šunėkus, vaikydami paukščius didžiojoje aikštėje, šaudydami iš timpų į nukeipusias iš karščio varnas ir tampydami katinus už uodegų. Miestelėnai patylomis zurzena nepatenkinti ir vienas po kito užtrenkdavo langines. Tada bičiuliai nukurnėdavo į šiaurinę miesto dalį, kur priešais obelų giraitę įsiraususios giliai į žemę murksnojo apleistos ir jau gerokai laiko nudrėbtos slaptos landynės. Juose, jei tikėtume senomis legendomis, žmonės ieškodavę užuoglaudos nuo kraupių dangumi lyg vandeniu plaukiančių pabaisų. Kas tai per siaubūnai? Ulfas mėgindavo iš senelio Ulfijono ištraukti bent kokią smulkmenėlę. Ar jie buvę tokie baisūs, kad vien į juos pažvelgęs žmogus galėdavo suakmenėti? Nežinau, anūkėli, tikrai nežinau. Mįslingai šypsodavosi senelis. Jo akis žibėdavo kaip iš ribuliuojančio vandens ištraukta blizgė. Atrodė tikrai kažką žino, tik erzina. Savo akimis nemačiau nei vieno, o jei tokių ir buvo, tikriausiai labai seniai. Kasgi dabar gali pasakyti, kaip jie atrodė? Gal panašus į dygesias gyvatės? Spėliojo Ulfas. Gal ir panašus, nenori linktydavo senelis. O gal į raganosius uodus? Plėtėsi akis berniukui. Nagi tikrai, gal ir juos, gūžčiojo pečiais Ulfijonas. O gal į Pelinų Hudo didžiosius tarakonus? Nesilioja Ulfas. Kas žino, anūkėli, kas žino. Nesu toks senas, kad galėčiau ką nors tikro apie tai pasakyti. Bet legendos byloja, kad jos atsibasti iš tolimųjų jūrų ir tamsiausių gelmių, kuriuose slėpėsi vienas už kitą baisesni padarai, tokie bjaurūs, kad jeigu visi vienu metu išlįstų į paviršių, užgestų saulė, o dangus 100 metų apsitrauktų juodais debesimis. Šiurpo Ulfas girdėdamas tokias istorijas, tačiau troško jų vis daugiau. Baimė taip maloniai kutendavo pakaušį, bet senelė Ulfijona neleisdavo seneliui įsijausti. Užteks vaikui visokias baisybės sekti. Naktį košmarai sapnuosis. Geriau nuraškykit avietinės kriaušės ar mėlynės, obelis nugenėkit, sakydavo jie griežtai ir senelis atsikėlęs nuo tratančios kėdės traukdavo su anūku daryti ką lieptas. Nežinia, kiek tose istorijose tiesos, bet nebūtum radęs geresnės vietos slėpynėms. Vaikai drykčiodavo apgriuvusių slėptuvių stogais, šmaukštinėjo po skylėtas sienas, kiaurus langus ir geležimi kaustytas duris. Nuo lietaus ir vėjo virtusias rūdžių ir puvėsių krūva. Atrodė, ši vieta labiau tinka vaikiškoms šėlionėms, nei visos įprastos žaidimo aikštelės kartu sudėjus. Šiandien, bičiuliai, į apsamanojusią žeminę kviesdavo visas sušilęs Ulfas. Čia būsim saugus,
O jei koks monstras ims rausis po durimis, taip vošiu lasda per dantis. Vieną jau matau. Imdavo fantazuoti drakas. Traukit lasdas, girdžiu, kaip laužiasi pro duris. Tačiau pats tik pamosuodavo šaka ir viskas. Neduok die, suprakaituos ir išsiteps marškinėlius. Ir ginkluoti akmenimis bei pagaliais vaikai atremdavo nekviestą įsibrovelį. Net dulkių debesis virsdavo pro langus ir sienų plyšius. Vienintelis drakas sprukdavo laukan, kad neišsipurvintų naujų kelnių. O draugai šaukdavo: išdavikas, šnipas, bet žinoma nepiktai, tik erzindami. Užtektinai prisižaidę, jie sugriūdavo ant kalvos keteros, nuo kurios prieš akis atsiverdavo viso miesto vaizdas. Ir užsikūrę laužo, jie kepdavo savo zefyrus. Smagu žinoti, kad namai čia pat. Užsimiršęs kartą prašneko Ulfas, nepastebėdamas, kaip apniuko Nailė. Anksčiau maniau, kad tai tikra kvailystė, paikos pasakaitės prieš miegą. Bet, būdamas toli, nuolat galvojau apie namus. Tas ilgesys šiurpesnis už visas pabaisas. Tėtis sako, kad namai suteikia stiprybės. Dabar gerai suprantu, ką jis turėjo omenyje. O taip, juokdamasi pritarė Nailė. Namisidos filosofuoja. Autorius Ulfas Mulfas pantraštė. Bijai dykūno, zefyrai tesupūna. Šaipėsi Nailė. Kalbėk už save. Man pasaulis neatrodo toks didelis. Norėčiau, perskaičiau per kelias dienas. Na jau, ir kaip tai padarytum? Kaip ir daugybę kartų prieš tai, ant žirgo. Ant žirgo, sakai? Neįsižeisk, bet netikiu. Matei daugiau nei kuris kitas iš mūsų, tas tiesa, bet galiu lažintis, kad tikrai ne viską. O kaip kalnai, aukštumos sulyg dangumi, neperžengiami miškai, arba tulžmingos neperplaukiamas jūros, ar ir juose su žirgu buvai? O gal jis moka ne tik plaukti, bet ir buriuoti, arba vaikšto vandeniu lyg žeme, skelia kanopomis net purslaitišką, sukikena Nikas. Stojo nejauki tyla, bet Ulfas susikūžė laukdamas, ką Nailė atsakys. Žinot, galite juoktis kiek norit, bet po Ulfo kelionių visada su savimi nešiojosi kišeninį peiliuką, jei netyčia kuris medis atgytų ir sumanytų mane panaudoti vietoj kamuolio. Nutraukdamas nejaukią tylę pasakė drakas. Tik čirkšt per šakas ašmenimis ir pabėgčiau. Ir čia pat susidrovės, nutilo. O Nailė tęsė nekreipdama dėmesio į draką. Ten nukeliauti žirgu nereikia. Pati esu kilusi iš jūrų, tarė ji, kaip ir mano tėvai. Savo gyvenime mačiau tokių dalykų, nuo kurių jums klausantis oda iš siaubo imtų gurgždėti. Todėl tuščia ginčytis apie tai, ko jūs neišmanote. Oi, tik pamanyk, suniurzgė Nikas. Jūrų princesė, užgauliai vyptelėjo ir nuotaika visai subjūro. Kai Nailė ridens tave ir tavo buką galvą nuo šitos kalvos, aš nė piršto nepajudinsiu, ar tu girdi, pats būsi prisiprašęs. Rūsčiai atsiliepė Ulfas. Pažiūrėkit, kas kalba, užsiplėskė Niklas. Ar tik ne mūsų šutvės vadas, tarė tyčia, pabrėždamas paskutinius žodžius. Pasaulio atradėjas, žvėržuvių prajodinėtojas, erelių ir moliuskų draugas. Tfu, partieščiau be vargo, kiek tyliau iškošė pro dantis, bet užtektinai garsiai, kad nepraslystų bičiuliams pro ausis. Kas čia dabar, maištas laive? Žioptelėjo drakas ir iš susijaudinimo puolė tvarkytis šakalių ir malkų krūvos kepsančios prie laužo. Ką pasakei? Išširdo Ulfas, nesitikėjęs tokio akibrokšto. Taip, ar žaliai kalbančio bičiulio dar nebuvo girdėjęs. Kas nutiko? Kando pasiudęs uodas? Maniau, juk esame draugai. Tie, kurie vienas kitą gerbė ir nežiūrė pašaipėliškų, lyg grūsto stiklo į akis. Ar aš apsirikau? Niklas nusivaipė. O aš maniau, pasaulis laikosi ant 3 megapelių ir ką? Dabar mokykloje kalba kitaip.
Ačiū, didysis atradėjau. Dabar viską reikės pradėti iš pradžių. Pats ir atsakyk, ar draugai taip daro? Ei, Ulfas vėl visai sutriko. Nieko nebesuprantu. Dabar vasara. Tu gal išprotėjai, ko suki galvą dėl mokyklos ir ko čia dėta ta draugystė? Nu, tuo ir dėta. Kas tave paskyrė mūsų vadu? Gal meras? O gal koks medis palaimino, apkaišė lapais ir suteikė įgaliojimus? Ne, tai ir nevadovauk. Ir nekišk savo gelbėto nosis į kitų ginčius arba gausi, ko nusipelnei. Oho, netgi šitaip? Ulfas visai apstulbo. Ir gerai, jei jau toks drąsus, galim dabar pat išsiaiškinti, kas yra kas. Mielų norų. Ir ką darysim? Šaudysim iš timpų, šokinėsim per laužą, o gal, nežinau, pažiūrėkim, kas išdrįs praleisti naktį slėptuvėje nuo pabaisų? Išgirdęs pastarąjį pasiūlymą, Ulfas slapčia nusipurtė iš baimės ir tik po minutės skystai šyptelėjo Niklui, tarsi tai jo visai nejaudintų. Kodėlgi ne? Atgavęs pusiausvyrą pratarė netvirtų balsu. Gal pradėkim šiąnakt? Ta prasme, šiąnakt? Myktelėjo Niklas. Tokio atsakymo jis nesitikėjo. Visoje Ulfopotamijoje nebūtum radęs nei vieno drąsuolio, kuris sutiktų praleisti čia naktį. Nu, tai ko dėlsi? Kuštelėjo Ulfas, pajutęs, kad Niklui dreba kinkos. Nekantrauju pažiūrėti, kuris iš mūsų ilgiau išbus slėptuvėje. Ir ar liks sveiko proto, kai naktis lyg didelis voras ims rangytis vidun pro langas? Voras, sakai, nurijo seilės Niklas. Gerai, tebūnie, Nailė, pabūsi teisėja. Užteks, nusibodot. Netekusi kantrybės riktelėjo mergytė. Taip nieko neišspręsim. Jei norit pasitikrinti, kurio blauzdas tvirtesnis, čia jūsų reikalas. Manęs į tai tikrai tikai prašau nevelt. Ugningų žvilgsnių perlijo Nailę. Žinote ką? Jis taigi atsistojo. Ko gero per ilgai čia užsibuvau. Man jau seniai metas. Tai kad dar nevėlu, paprieštaravo Ulfas, net žvaigždžių nematyti. Ne tą turėjau galvoje, pasakė ji. Žaibiškai nučiuožusi nuo kalvos, dingo vakaro prieblandoje. Oi, kvailys, Niklai, tu tikras kvailys, ir kam dabar to reikėjo? Niekad nežinai, kada sustoti. Pats matai, ji mirtinai pasilgo stebių, o tu vis dar bukais juokeliais, pasakė ir pašokęs nėrė į tamsę ieškoti bendražygės. Ir tą pat sekundę jį surėtė stiprus kalties jausmas, prisiminė kelionės metu duotą pažadą daryti viską, kad tik mergytė sužinotų daugiau apie savo tėvus ir jų gimtinę, o štai dabar tuščiai leidžia laiką pramogaudamas. Tąkart užgesinę laužą berniukai ją vis dėlto pavijo ir atsiprašė. Slėptuvėse draugai lankydavosi kone kasdieną, tada grįždavo į miestą, pakeliui užsukdami į bulvanosių drambliakojų šeškų fermą pamaitinti gyvūnų. Pakeliui pasilabindavo su milžinišku muilo burbulo gamintoju Ulfu Burba, siekiančiu sukurti tokį patvaro burbulą, kurio būtų galima pakilti į orą. Sveiki, ponė Burba, kaip sekasi, ar jau atsispyrėte nuo žemės? Klausdavo jie. Vaikai, nuodavo šis, mokslas net toks jau paprastas dalykas. Išradimai nekomoda, nepastumsi, reikia daug laiko ir dar daugiau skaičiavimų. Bet vieną dieną, pamojuodavo į dangų iškeltų pirštų, vieną dieną aš to tikrai pasieksiu. Kągi tuomet sėkmės, sutartinai šūktelėdavo vaikai, o tada triukšmingai praūždavo pro genialaus techniko ir išradėjo Ulfberšteino sodybą. Šis pastaruoju metu sukinėjosi aplink keistą, storą, gigantišką pieštuką, primenantį aparatą ir vis dar kažką taisė. Kasgi čia bus, dėdulė Ulfberšteinai, smalsavo vaikai. Ar tik neketinate juo prikraiglioti ant merijos sienų? Šituo plekštelnavo metalinį korpusą. Geriau pusryčiams praryčiau veršliaraktį. Dailininkas iš manęs tikrai nekoks. Apgailestaudamas gūžčiodavo. Tai rausyklė.
Su ja žadu knistis gilyn į žemę, ieškoti deimantų ir aukso. Tada tapsiu turtingiausiu Ulfopotamijos gyventoju, pasistatysiu milžiniškus rūmus, užsiveisiu zefyrų plantaciją, o gal net sieksiu mero posto mieste. Kalbėjo, o pirštai mitriai sukinėjo varžtelius, spaudinėjo mygtukus ir perjunginėjo svirteles. Nu kągi, tikėkimės, kad nors taip ir bus, atsiliepdavo vaikai. Tik nepamirškite mūsų, mums duosite ledų. Juk nebūtų gaila, tiesa. Turėdamas krūvą aukso ir deimantų, kiekvienam Ulfopotamijos vaikui galėtumėt padovanot ledų. Nežinau, dar pagalvosiu. Nusijuokdavo ūsą ant piršto sukdamas Ulfberšteinas. Sėkmės patrakėliai. Tada vaikai dumdavo į atrakcionų parką. Supdavosi iki pusiaudienio. Čiuožinėdavo ir karstydavosi, kol pritrūkdavo kvapo. Paskui traukdavo cukrinių paveikslų galerijon, kur už keletą metalinių pinigėlių buvo galima įsigyti paslaptingojo atvykėlio paveikslo reprodukciją ir ją skaniai sušveisti. Pakeliui sirupo fontane iki sotės atsigėrę galvotrūkščiais lėkdavo paplūdimin ir iki vakaro mirkdavo vandenyje. Namo draugužiai grįždavo tik su tamsa. Ir taip visą nuostabią vasarą. Kas gali būti geriau? Ulfo tėvai lengviau atsipūtė. Sūnus nebevertė namo aukštyn kojomis. Aplink buvo tylu, ramu, todėl nesibardavo, kad visą dieną praleidžia su draugais. Džiaugiasi ramybė ir šunelis Degtukas su katinu Pelinhutu. Gera buvo pailsėti nuo visų jo išdaigų. Nailė darėsi vis liūdnesnė. Tik pusaklis galėjo nematyti, kad ją kažinkas griaužė. Žiūrėdamas į ją, nusiminusią, galėjai suprasti, ką reiškia frazė mirti iš ilgesio. Tačiau Ulfas vis dar puoselėjo mažytę viltį. Iš gyvojo miesto paukščių paštų pasiekė žinia, jog žirgui viskas gerai. Grįžusių iš pelkių juo puikiai pasirūpino karališkųjų arklyčių prižiūrėtojai. Tačiau Nailė vis tiek nekantravo jį pamatyti ir apkabinti. Ulfas neišmanė, kaip ją sulaikyti. Sugalvoti linksmą pokštą buvo kur kas lengviau, o prarasti gerą draugę ir drąsią bendražygę berniūkščiui nesinorėjo. Laimė, nors ir ne kulkos greičiu, visgi gera mintis aplankė. Vieną dieną maloni moteris paskambinusi pranešė, jog Ulfas, kad ir koks gerbiamas miestelėnas būtų, turi laikytis visiems privalomos taisyklės. Pasimtas iš bibliotekos knygas grąžinti laiku, kaip ir visi kiti Ulfopotamiečiai. Ak taip, kaip galėjau jas pamiršti? Prieš kurį laiką buvo pasičiupęs paveikslėlių knygą apie piratus. Šie kreivadančiai šiurpylos šokinėjo iš kiekvieno puslapio mojuodami kardais ir užtaisinėdami patrankas, o kai kur net kraipė galvas ir kopė virvėmis į patį būrių viršų. Deja saulei, taip gražiai kviečiant laukan, knyga visai išdulkėjo iš galvos. Prisikrapštęs smulkių iš taupyklės sumokėti už uždelsą laiką, knygą grąžino. Moteris buvo labai draugiška ir mirktelėjusi patarė kitą kartą taip ilgai nedelsti. Ulfas linktelėjo ir pagalvojo, jog niekas vasarą čia ir varu jo netvarys, bet žvilgsnis užkliuvo už didelio per visą sieną išskleisto žemėlapio. Jame buvo pažymėtas visas už slyvmedžių giraitės berniuko sukartas kelias, pagal pasakojimus nubraižytos vietovės ir galiausiai detalus Ulfopotamijos planas. Štai kas galėtų nukreipti Nailės dėmesį, senų žemėlapių tyrinėjimas, pamanė berniukas. Juk ši pamišusi dėl senų istorijų ir legendų, o nušiūrusiuose žemėlapiuose šito gėrio su kaupu, gal net pavyks aptikti vertingų žinių apie jos po vandeniu likusius namus. Ulfas džiaugdamasis parlėkė namo, nes Nailė gyveno su jais. Ant slenksčio kaktomuša susidūrė su ja. Ir ne bet kaip.
Ji tempėsi glėbį daiktų ir Ulfui užgriuvus viskas pažiro ant grindų. Tai pamačius berniukui skaudžiai sudegė širdį. Kas nutiko? Išsikraustai? Paklausė sunerimęs. Nailė nejaukiai nudelbė akis, tačiau po trumpos pauzės atsakė. Kurį laiką pabūsiu viena, tikiuosi suprasi. Ulfas išsigandęs papasakojo, ko taip skubėjo namo, apie senus žemėlapius, suturiniusias knygas ir kad tik juose dar galima rasti atsakymus į jai rūpimus klausimus. Tempėsi mergaitę už rankos, neklausydamas apie išsikraustimą. Ta kartą pavyko įkalbėti Nailę pasilikti. Jai patiko raustis senose priplėkusiuose archyvuose. Žinoma, dulkės ir kandys ne pati smagiausia draugija. Tačiau radusi kokią užuominą apie jūras, galėjo bent nukreipti mintis ir pasvajoti, kaip atrodė tikrieji jos namai. Tačiau nepraėjo nė savaitę, Nailė karščiai pareiškė, kad archyvuose nėra nieko doro. Tuščias laiko gaišimas. Kalbėjo pavargusiu balsu. Ką tokie namisidos kaip jūs galėjote rasti? Pažinojote pasaulį ištiestos rankos atstumu. Visa kita jūs baugino ir gąsdina iki šiol. Tai, kai jūs galėjote parašyti savo legendose apie tulžmingas neperplaukiamas jūras, tik tai, kad jos egzistuoja. Nu, vat ir viskas. Žinai, man labai gaila. Ulfas kaltai nuleido akis. Buvo nesmagu, kad nepavyko padėti. O netrukus Nailė išsikėlė iš Ulfo namų ir apsigyveno apleistame šešėlių lyg voratinklių apgautame name gatvės gale. Tai buvo žengtas dar vienas žingsnis neišvengiamo atsisveikinimo link. Berniukui buvo bjauriai liūdna, bet jokiais graudenimais tvirtos Nailės nuomonės pakeisti nebeįstengė. Ulfas vengė to namo. Naktį jis primindavo juodą jaurę duobę, klampinančią net žvaigždes. Niklas juokavo, kad jame vaidenasi, todėl buvo sunku suprasti, kaip mergytė gali ten gyventi. Tačiau patartas tėvų berniūkštis paliko Nailę ramybėje. Galiausiai šiurkštus vėjas atpūtė rudenį. Ulfas grįžo mokyklon, sprendė uždavinius, rašė diktantus, o vakarais ruošė pamokas. Už tai likdavo vis mažiau ir mažiau laiko žaisti ir pramogauti su Nailė. Jai darėsi vis nuobodžiau vienai klajoti po Ulfopotamiją ir laukti, kol trijulė pareis iš pamokų. Be to, ilgėjosi žirgo ir tolimo nuotykių kupino pasaulio. Teisybė sako, rutina sugriauš tave greičiau nei pelė įveiks sūrį. Ulfas žinojo, ką tai reiškia. Pats dažnai prisimindavo jaudinančius pavojus ir vargšelį degtuką. Ne namie likusi, o tą, kuris anksčiau priklausė ūkininkui Dykūnui, kaip jis susidūrė su baisiaja žveržuve. Toks mažas, vienišas ir vos mintimis grįždavo atgal. Graudulys užspaudavo jam gerklę. Tačiau kas padaryta jau neištaisysi. Nebegrįši atgal, padėti į nelaimę patekusiam draugui. Už tai norėsi nebekartoti klaidos ir išsaugoti draugystę su Nailė. Visada gali traukti į mokyklą kartu, viliojo Ulfas. Galėtume sėdėti viename suole, dalintis knygomis, o per pertraukas žaisti gaudynės. Sutik, bus smagu. Nežinau, tikriausiai mokykla ne man. Nailė nepasidavė Ulfo vilionėms. Neįstengčiau išsėdėti ne pamokos. Numirčiau dar nesuskambėjus pertraukos skambučiai. Galėtų paskui ant kapo užrašyti: mirė iš nuobodulio, traukdama kvadratinę šaknį. Liūdi aritmetika, pasisriūbaudama rauda algebra. Ačiū, bet kaip nors ištversiu be to. Visą gyvenimą praleidau stepėse. Kažin, ar apsipnėjau, kaip šypsodamas įteisino ji. Suprantu, susimastė Ulfas. Kągi, gaila. Būtume puikūs klasės draugai. Juk ir taip esam geri bičiuliai, juokėsi Nailė. Negi to maža? Žinoma ne. Ir jie eidavo lenktynių, kuris pirmas nubėgs iki didžiosios aikštės ir skriedavo gatvėmis greičiau už greičiausią oro balionų taksi. Net laiškanešiai, dviračiais išvežiojantys siuntus, laiškus, laikraščius pagauti pasiutusio gūsio virsdavo ant tako, nesuprasdami, kas vyksta. Taip nepastebimai ir bėgo dienos.
tik kalendorius, tirpo, plonėjo, Ulfo mama kas rytą tvarkingai nuplėšiant po vieną naują lapelį. O tada ūmai kažkas pasikeitė. Mieste ėmė dėtis keisti, nepaaiškinami dalykai. Vienas po kito ėmė dingti Ulfopotamijoje gyvenantys šunys. Iš pradžių tik benamiai, prašalaičiai, bet vėliau, lyg jutojant skylėn, prašapo ir gražiai prižiūrimi augintiniai. Už tai Ulfas saugojo senąjį degtuką kaip savo akį. Lauke nesitraukdavo nuo jo nei per letiną, o namie vaišindavo skanėstais, kol šis imdavo lekuoti iš nuovargio. Siaubas atrupojo į miestą lyg didžiulė tingi pabaisa ir pakibęs virš stogų atbrailų ėmė austi slopę baimės maršką. Visi sunerimo nežinodami, kam versti kaltę. Ir tai dar buvo ne viskas. Kas rytą atsikėlę žmonės rasdavo automobilių, parduotuvių ir namų langus aplipusius tąsia lipnia medžiaga, tarsi kokios gleivėtos šmėklos nakčia prigludusios prie stiklų būtų stebėjusios miestelėnų gyvenimą. Ėmė sklisti keiščiausi gandai ir nuo kai kurių pagaugais eidavo visas kūnas. Suaugusieji greitai užbėgo už akių spėlionėms ir rado paprastesnį paaiškinimą. Klijavabalių, iš kurių būdavo gaminami klijai, spiečiams nutūpus langus, šie tapdavo sunkiai nuplaunami, nelyginant aptraukti rūku. Štai ir visa paslaptis. O čia dar nuolat ramybės neduodantis Niklas, vis provokuojantis Ulfą stoti dvikovan išsiaiškinti, kuris turėtų būti tikrasis komandos vadas. Lyg įveikti Ulfą ir sugriauti jo nuotykių ieškotojų įvaizdį staiga būtų tapęs svarbiausia užduotimi. Tačiau tada ir Nailė ėmė keistai elgtis. Iš pradžių Ulfas nesuprato, kodėl. Manė kaltas jos nekantrus ugningas kraujas ir nenugalimas troškimas leistis į kelią. Tačiau tai buvo tik dalis tiesos. Todėl, kai vieną vėsų vakarą, gal savaitę nesirodžiusi akise, panoro parke pasikalbėti, Ulfas suprato, kad pagaliau atėjo ta minutė, kai teks atsisveikinti ir pasidarė labai liūdna. Kaipgi kitaip? Tiek visko kartu patirta, bet niekas netrunka amžinai. Susitiko žvarvę pavakarę. Tarp šakiuose pašmėkliškai ūkavo vėjas, lyg pabaidytas šokinėjo nuo šakos ant šakos, gūdžiai švilpavo pagautas nesuvokiamo klaikio. Parkas buvo tuščias ir atrodė siaubingai apleistas, tarsi niekas čia nė kojos nebūtų įkėlęs jau gerą šimtmetį. Turiu tau kai ką pasakyti, pradėjo ji, einant jiems lapų užpustytais takeliais. Jau seniai ketinau su tavimi pasikalbėti, bet vis nedrįsau. Žinau, linktelėjo Ulfas, ir man nesinori kalbėti apie tokius dalykus. Atsisveikinimas liūdniausia visų draugysčių dalis. Ką? Apie ką tu čia kalbi? Nailė atrodė nustebusi. Suprantu, kodėl nori atgal į stepes ir negaliu tavęs atkalbinėti. Anksčiau ir vėliau tai turėjo įvykti. Negaliu prašyti likti čia. Aš irgi nepritapčiau svetimam krašte. Ne, visai ne apie tai, papurtė galvą Nailė. Norėjau pasakyti ką kitą. Tai mane griaužė ištisas savaitės. Nemanau, jog saugu kam nors apie tai prasitarti, bet daugiau nebegaliu tylėti, pasakė ji, baugščiai dairydamasi, kad nejučiai ir Ulfas ėmė nejaukiai žvilgčiuti per petį. Palauk, ką turi galvoje? Sušnibždėjo, šiurpdamas nuo vaiduokliškai ištuštėjusio parko. Tu čia mėgini mane išgąsdinti? Ne, vyptelėjo Nailė, tik noriu pasakyti, kad tai beprotiškai svarbu. Ulfai, gerai paklausyk manęs. Turiu prisipažinti, pirmą kartą gyvenime iš tikrųjų bijau. Ir visai ne dėl kelionės į stepes. Pasakė ir nutilo. Nailė bijo? Sukluso Ulfas. Argi tai gali būti tiesa, juk ji bebaimė, tokia, kuriai nebaisus jokie pavojai, nei skersai kelio stojantis barzdaskučiai plėšikai, net kūjagalviai ereliai. Niekas pasaulyje negali jos priversti krūptelėti iš baimės.
ji pasiryžusi ristis su atgariausiais priešais ir juos nugalėti. O dabar sako kažko bijanti. Kas galėjo įbauginti Nailę? Nieko nesuprantu, pasakė jis. Maniau, ketini traukti atgalios, o paaiškėjo, kad klydau. Be to maniau, tavęs niekas negali išgąsdinti. Matai, ne viskas taip paprasta. Numykė mergaitė. Gal kai turėsim daugiau laiko, aš tau paaiškinsiu. Tai baisiai painus dalykas. Aš pati dar klaidžiuoju tamsoj, bet dabar turime paskubėti. Pasakė ir vėl nerimastingai pasidairė po parką, lyg būtų kieno sekama. Ir staiga Ulfui pasirodė, kad už kiekvieno medžio tyko atgrasios, karpotasnukės būtybės, niekada anksčiau nematytos, atklydusios iš gerokai toliau, nei jam teko nukeliauti. Tokios, prieš kurias kūjagalviai ereliai tai yra maži pūkuotai padarėliai. Tos iš senelio legendų ir jo naktinių košmarų. Šaltukas perbėgo jam per nugarą. Ulfas susigūžė ir baugščiai apsidairė. Nailė, būk gera, jei sumaniai pasilinksminti, man, žinok, visai nejuokinga. Aš žinau, aš ir nesirengiu juoktis. Turiu pasakyti kai ką labai svarbaus. Kai ką, nuo ko gali priklausyti abiejų gyvybė. Negi reikalai tokie rimti, išsižiojo Ulfas. Rimtesni, nei tu manei, linktelėjo mergaitė. Rimtesni net už stebuklingą barzdą, apstulbo berniukas. Taip, rimtesni už 100 stebuklingų barzdų. Nieko sau. Gerai, o dabar klausyk, pasakė į tylį jausį. Visai Ulfopotamijai gresia mirtinas pavojus. Ir šįkart ne iš slyvamedžių giraitės pusės. Ulfas tik žioptelėjo, o akis suspindo lyg stebuklingojo skustuvo ašmenis. Pameni, kaip naktį negyvajame mieste pasakojau apie savo tėvynainius ir tulžmingas neperplaukiamas jūras. Noriu nusileisti į dugną, patikrinti, kas senose legendose tikra, o kas pramanai. Taip, vyptelėdamas atsakė Ulfas. Sakei, svajoji pastatyti povandeninį laivą ir pamatyti viską savo akimis. Taigi, linktelėjo Nailė, dabar atėjo metas. Tačiau baigti nespėjo. Ūmai parko gilumoje pasigirdo veriantis gūdus kauksmas. Jis tolydžio artėjo, plėtėsi ir kerojo, lyg piktžolių krūmas, o netrukus taip užgulė ausis, kad abu bičiuliai tik sužiopčiojo lyg iš vandens ištrauktos žuvis ir apmirė iš baimės. Nairė paklaikusi pažvelgė Ulfą ir riktelėjo. Lėk greičiau namo, susitiksim ryt, tada pasikalbėsim. Ir dėjo į kojas, net lapai pažiro. Ta pati padarė ir Ulfas, skuodė neatsigręždamas, o iš paskos kažkas visą kelią maurojo, žviegė, urzgė. Nei gyvas, nei miręs parsirado namo ir nusiprausęs, nusivalęs dantis, šoko lovon ir užsitraukė atklodį iki akių. Taip prakiutojo visą naktį kalendamas dantimis. Tik paryčiais pagaliau jį prilenkė miegas.